Matas ir aš, Danielė, esame Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos mokiniai ir šiandien jums norim parodyti, kaip reikia išsikepti graikinę babką. Čia tokis valgis iš graikinių miltų, katrų seniau pagerindavo spirgučiais, kad rūciau būtų arba ant švenčių pagardindavo, įdėdavo daugiau cukraus. Graikinį babkų išmokom kepti per etnokultūros sodų būrelio suveimus. O šiandien ir jums visas graikinės babkos kepimo gudrybės parodys norim. Graikiniai babkai reikės 500 gramų graikių miltų, 500 ml smetonos, 1 šaukštelio sodos, 4-5 kiaušinių, 200 gramų sviesto, 3 šaukštų cukraus. Pirmiausia, graikius reikia sumalti. Kas kokius malūnėlius turi, tokiais gali ir malti. Ale seniau malė akmeniniam girnui. Kaip šitų darbų padarom, tada paimam sietelį įsijos. Ant dugno lieka graikių lukštai, jų nereikia išmesti. Baigiant maišyti, sudėsim tešloną. Čia pati didžiausia senovinės graikinės babkos paslaptis. Paimam žiupsnelį druskos, sumušam kiaušinius, supilam cukrų ir suplakam iki baltumo. Jei kiaušiniai didžiuliai, kaimiški, reikės 4, jei mažesni, reikės 5. Plakam medzinių šaukštų. Imam arbatinį šaukštelį sodos ir nugesinam actu. Pirmiausia, supilam smetoną. Paskui supilam sviestą. Tada supilam graikinius miltus. Ir įpilam graikinių lukštų. Tikra graikinė babka būdavo kepama duonkepėje. Dabar orkaitėse katros turi būti įkaitytos iki 190 laipsnių apie valandą. Patikrins, ar iškepus galima smailu medziniu pagaluku. Insmegi pagaluku babkon, jei sausas, tai iškepus skanaus. Skanaus.